641 miesto gimtadienio šventė prasidėjo sportiniais renginiais. Kėdainių miestas švenčia 641 gimtadienį. Šventinių renginių maratoną pirmieji pradėjo sportininkai. Miesto stadione surengtame 11-mečių vaikų futbolo turnyre varžėsi 6 Lietuvos ir 2 Latvijos komandos. Jaunuosius futbolininkus pasveikino Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, vicemerė Nijolė Naujokienė, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Misius, futbolo klubo Nevėžis prezidentas Saulius Skiviniauskas. Svečiai linkėjo vaikams ne tik siekti pergalę šiame turnyre, bet ir aktyviai sportuoti ateityje. Tam Kėdainiuose sudarytos visos sąlygos. Didelis dėmesys yra skiriamas vaikų sportui. Mūsų sporto mokykla iš tikrųjų sudariusi yra geras sąlygas vaikams užsiimti sportu ir faktiškai įvairiom sporto šakom. Futbolas, krepšinis, aišku, po arenos atidarimo, aš manau, turės vienas iš geriausių sąlygų Lietuvoje. Aišku, šitas stadionas, kur šiandien mes randamės ir kur šiandien miesto gimtadieniui prasideda vaikų futbolo turnyras, irgi turbūt ne kiekvienas provincijos rajonas gali pasigirti tokią dangą, tokią įrangą, ir tai dar ne pabaiga. Mes tenksimės daryti viską ir finansavimas yra jau skirtas, kad šitas stadionas būtų pabaigtas. Ko palinkėtumėt mūsų rajono sportuojančiai bendruomeniai? Aš palinkėčiau gražaus laiko leidimo sporto bazėse, gražių rezultatų ir aišku, norėčiau, kad šitą infrastruktūrą, kuris sukurta, šitie statiniai, įrengimai visada būtų užimti, visada būtų pilnai išnaudoti. Dėl to mes ir dirbame. Mūsų pakalbinti jaunieji futbolininkai teigia daug laiko praleidžiantis miesto stadione. Kiekvieną savaitę, 5 kartus savaitę. Ką manote apie čia sudarytą sąlygą sportuoti? Geras labai. Aikštelė gera ir taip medžių daug, neužterštas oras. Namuose nusibosta būti, lauke tai grynas oras, smagu sportuoti. Jums turbūt tenka važinėti ir į kitus miestus, ar ne? Taip. Kaip palygintum kitų miestų sporto bazės ir Kėdainių? Kėdainių yra artimesnis stadionas nei kitų ten. Nelabai taip eina patogu, taip žaisti. Geros sąlygos iš tikrųjų sportininkams. O kaip manai, svarbu turėti gerą stadioną, geras krepšinio aikšteles? Tai be abejo. Tai kaip be stadiono, kaip be krepšinio aikštelių. Ką darysi? O kaip leistum laiką, jeigu nebūtų čia tokių sąlygų? Maudyčiaus. Namuose sėdėčiau, nes kitaip nėra ką veikti. O kur įdomiau? Stadione be abejo. Apie kitus sportinius bei kultūrinius miesto šventės renginius jūs informuosime kitose krašto naujienų laidose.